Rio de Žaneire siaučia mados savaitė. Čia karaliauja džiugių vasaros laukimų dvelkiantis spalvingi ir lengvučiai maudymosi kostiumėliai ir kita paplūdimiui tinkama apranga. Maudymosi kostiumėlių kūrėjai Cia Maritima pristatė kolekciją, kurios stilistika žiūrovus perkelė į Havajų paplūdimius. Buvęs Victoria's Secret angelas Isabel Goard savo trumpučių pasirodymų renginyje prikaustė visų fotografų ir smalsuolių dėmesį. Kolekcijoje dominavo geltona, rožinė ir mėlyna spalvos. Raštai priminė paplūdimių iliustracijas. Maudymosi kostiumėlių prekės ženklas Salinas madų šou baigė kūriniais, kuriuose puikiai derėjo Japonijos kultūros elementai ir skanios Brazilijos spalvos. Šie mados namai šiam sezonui siūlo tiek uždaresnius, tiek itin seksualius drabužėlius maudynėms. Modeliai ant podiumo pasirodė pasipuošusios itin linksmais aksesuarais ir šukuosenomis. A cabeleira escolha atrás da desde mato do lado do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, você tem toque do joelho, uma criança só